Taigi, sveiki visi. Šiandien pas mus svečiuose yra Aidas. Šiandien susipažinsime būtent su Aidu, koks jis yra, kas yra jo varikliukas ir kaip iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto absolvento tapo projektų skyriaus vadovu. Taigi, sveiki, Aidai. Sveiki visi. Ačiū, kad pakvietėt. Malonu visada sugrįžti Panevėžį. Visada malonu, kad čia kažkas laukia, pakviečia, tai tikiuosi smagaus pokalbio ir įdomios patirties. Pradėk. Taigi, galbūt grįžtume į pačią pradžią, į tos jaunystės laikus, dar kai gyvenai Panevėžy, ir galbūt galėtum papasakoti būtent kaip jaunystė Panevėžy, kaip mokykloje, kaip po to. Jo, tai aš esu grynas panevėžietis, šiaip 13 metų Vilniuje gyvenu, bet vis dar laikau save panevėžiečiu. Tai augau Molainių gatvėje, pačiam gale prie 16 galinės stotelės. Tai rajonas toks įdomus buvo, vaikystė ganėtinai smagi. Baigiau Šaltinę pradinę pradžioj, po to perėjau į Minties gimnaziją, tada dar buvo 18. Ir mokslai taip ganėtinai gerai sekėsi, nebuvau ten labai, kuris daug dėjo pastangų į tos mokslus, bet viskas ganėtinai gerai važiavo. Ir taip metams bėgant krypo ta kryptis į inžineriją. Čia gal irgi, sakykime, šeimoje toks bruožas, kad tėvukas statybose visą gyvenimą, mama medicinoj, tai sesė pasuko paskui mamą, aš paskui tėvuką. Tai tai taip ganėtinai dar sekėsi matematika, fizika ir gavosi taip, kad baigus mokyklą teko rinktis ką. Ir tų pasirinkimų net ir neturėjau daug, turėjau tiesiog vieną inžineriją, statybos inžineriją ir toks tas kelias buvo. O kodėl būtent Vilniuje? Kažkaip nesvaršiau tada nieko kito. Šiaip dar populiaru buvo emigruoti labai daug, bet šiaip ir draugų tarpe ir apskritai ir iš mokyklos mūsų nebuvo daug tokių emigrantų, kas rinkosi Vilnių, kas Kauną. Man kažkaip norėjosi vis tiek statybos inžineriją, aš tada dar viską taip asocijau su VGTU tada, tai įrašiau, man atrodo, tada į tą lapą, kur reikėjo rašyti 2 variantus. Tai ir buvo statybos inžinerija ir miesto inžinerija, man atrodo. Tai kažkaip tuo metu tikrai norėjosi, atrodo, pamatyti tą sostinę. Labai džiugu. O kaip tavo asmeninis gyvenimas? Žmona, vaikai? Tai turiu draugę, vaikų dar neturim, bet jau beveik 6 metai kartu. Tai derinam darbą su asmeniniu gyvenimu, tai tikrai nėra taip, kad inžinerijoje tu neturi asmeninio gyvenimo, tai tikrai tas suderinama, tą gali turėti, nori, jeigu turėti, tai viskas labai viskas suderinama ir gerai. Tai 6 metai su Evelina mes jau kartu gyvenam, tai viskas tvarkoj. Gal tai kas geriau gamina, tu ar Evelina? Evelina, tai. Aš nesakau, kad nemėgstu gaminti, šiaip sekmadienį cepelinus gaminam dar kartu, bet dabar tikrai jinai, viską gamina, aš ten turiu savo kelis patiekalus, kuris mėgstu gaminti. Firminis. Taip. Tai pietus tau pagamina, ar čia jau pats darais? Buvo mada, kai tikrai gamindavomės ir dėdavomės į darbą pietus, bet dabar kažkaip įpratau kažkur išvažiuoti per pietus. Tai, šiek tiek prasiblaškai, ten vis tiek netiek, žinai, nes būna pietus, jeigu atsineši, pavalgai vėl eini dirbti, toks norisi biškį atotrukio, tai smagu ten išlikti kažkur. Kažkaip legalą pravedint. Taip. O kodėl būtent Aidai Vilnius, o ne Panevėžys? Tai aš kaip ir minėjau, gal tuo metu kažkaip, ir sesija jau tada jau mokėsi Vilniuje, ten buvo ir butas, kur gyventi, nereikėjo baraką net tada. Tai kažkaip vienareikšmiškai tiesiog galvojau, sakau, nebuvo jokių kitų minčių man nei kad emigruoti, nei
kito miesto, tiesiog galvojau Vilnius, pabandysiu, kabinsiuos ir matysim, bet apie Panevėžį šiaip esu labai geros nuomonės ir šiaip man labai patinka Panevėžys. Aš dažnai... Jeigu Vilniui nepasiseks, visada esat laukiamas Panevėžyje. Panevėžį dažnai ir sugrįžtu ir patinka man čia sugrįžti, Evelina žino gerai. Ir dar kitko, darbė visi žino, kad aš iš Panevėžio. Na, tikrai taip. Neslepėt, nesigėdėjat. Pliusas. Nepraleidžiu miesto švenčių, niekada eisiu, nieko, mačiau, majau Laurinai šiemet. Negirdėjau. Aš praėjau tiesiog toks, tada pagalvojau, ar tikrai čia mane šaukiai. Tai, kaip sakant, kai dažniausiai žmonės išvažiuoja, tarkim, iš rajonų į tos didžiosius miestus, nuo Vilnių, Kauną, pavyzdžiui, tai kaip dar pardavimuose dirbau, tai vis tas būdavo, kad pamesdavo savo tą regioninį akcentą, ne? Tai kaip išlaikėjai, nes pastovi kaip su tam kalbu, tai jūs visus tas panėžėtiškas akcentas. Visi sako, kad jaučiasi, aš manau, kad jis pas mane sumažėjęs yra. Bet aš tikrai nespjaunu, kad aš čia nenoriu taip kalbėti ir panašiai, man graži kalba. Tikrai taip. Tai sakau, darbe ir aplinkoje tikrai visi žino. Plius mano aplinka, tam pačiam Vilniui, draugai visi iš Panevėžio, mes bendraujam, tai tikrai niekur nedingsta ta kalbėsena tokia. Tai iš tikrųjų smagu, bet vis tiek Vilniečiai, kaip sakant, jie energija yra, tai. Tai vat, klausimas galbūt irgi, jeigu jau apie draugus kalbant, tai kur daugiau jų, ar pasilikusių Panevėžyje, ar būtent Vilniuje? Vilniuje, manau, šiuo metu Vilniuje, bet labai daug draugų yra jo, taip per visą Lietuvą, gal net taip sakykim, nes visi draugai yra panevėžiečiai, realiai pagrindiniai ir Klaipėdoj yra Vilniui, tam pačiam Panevėžy, tai taip sakau, bet didžioji dalis yra Panevėžys, dabar siekiau aš 13 metų, Vilnius, turiu menį 13 metų Vilniuje gyvenu, tai jau taip nusistovėjo, kad jo. Tai mes šiaip tarp kitko net ir krepšinį su panevėžiečiais žaidžiam Vilniuje, Sostinės lygoj, net komandai kūrėm, kur vien panevėžiečiai, toks atrakcija. Smagus vakarai būna sekmadieniais. Pats Cepelinų vakarai su krepšiniu labai geri. Taip. Ir kodėl toksai skirtumas tarp tų draugų, kad kaip čia gal taisyklingai įsireikšti, kad vis tiek visumą sudaro Panevėžio draugai per visą Lietuvą įsimėtę, nepaleidi to tokio... Ne. Nesakau, kad neturiu draugų iš tų miestų, jų tikrai yra ir gerų, bet didžiausiai laiko, su kuo praleidžiu, yra panevėžiečiai. Ja, tai... Ir, čia grįžtant dar į turbūt mokyklos laikus, tai mūsų buvo vien mokyklos laikais labai taip, stiprus ryšys pasiektas, susibendravimas, ypač ten jau vyresnėse klasėse, tai turbūt su jais ir išliko tas ryšys nuo mažumės, tai plius dar yra net ir tokių vaikystės draugų, kur ten, kieme augom, tai dar su jais palaikom ryšį. Tai... Smagu. Tai vertinam tą tokį ryšį, draugystę. Nesimėtom. O taip, pavyzdžiui, kiek atsimenu, kaip dar dirbau Lankmetai, iš tikrųjų mūsų, kaip darbinus būtent į įmonę. Tai toks buvo momentas, čia dar metai prieš, kai aš paminėjau, kad labai mėgstu tokį dalyką daryti, tai yra užsidėti ausinės, klausai muzikas ir dirbi. Ir kaip mačiau, iš karto pakėlė į akis, žinai, to klausimu. Tai ar tau tas dalykas patinka ir galbūt kokią muziką klausai? Patinka, jo. Tai aš kaip dirbu apskritai, pas mane būna pati pradžia darbo dienos, tai toks focus time, toks laikas grinai pagrindiniam darbam, kuriem reikalauja daugiausiai to aštraus proto, gal taip sakykim, tai su laiku užsideda ausinės ir klausaus muzikos. O muzika pas mane, tai plati labai, aš
nuo repo iki žemaitukų, iki solo ansamblių, lietuviškos, labai tikrai įvairi, Alicia Keys, labai įvairi, plius rokas, aš sakau, nėra labai, kad kažko labai nemėgstu ar labai kažką tik mėgstu, bet šiaip labai daug lietuviškas klausau ir šlagį. Toks palei mėnulio fazės. Taip. Gerai, susipažino maždaug su tavimi. Dabar karjeros klausimai. Būtent kaip čia gavos, kad prisijungiai prie dabartinės savo komandos? Tai aš baigiau bakalaurą, iškausi darbo tada. Tai aš prieš tai dar buvau praktikas atlikęs ir statybų aikšteliai, ir ofise. Tai ieškojau darbo, tiesiog realiai norėjau eiti bet kur tada, kad patirties kažkokios įgauti. Tai ir jau buvau tada ir Vilniuje ofise PST nuėjęs, jau kaip ir buvau net ir rankom ten sukirtęs. Bet gavosi taip, kad gavau skambutį iš būtent įmonės, kur dabar dirbu, KG Constructions, iš personalo vadovės, kad apie mane išgirdo per mano krikšto mamą, kuri tiesiog kalbėjo su įmonės personalo vadovė ir sako, va, yra studenčiokas, ieškosi darbo, ir tada mane pasikalbino ir šiaip labai patiko man tas pirmas įspūdis, pokalbis. Ir aš kaip ir sakiau per pokalbį, aš po to dar tuometiniam vadovui sakiau, kaip jis mane paėmėt, nes aš realiai nieko nemoku dar tiek. Tik pagrindai, tai sako, patirties reikia suteikti, nes niekur nepradėsi kitaip mane, tai suteikė, o po to žiūri, kaip tu važiuoji, kaip tu priimi tą informaciją. Ir sako, labai gerai išplaukiai, tai sako, kaip ir viskas okei buvo. Tai jo, aš tada taip ir patekau ten, kur esu dar ir dabar. Tai vaina 10 metai. Neblogai. Ir kas laiko būtent tave šioje darbo vietoje? Rutina, kolegos ar siekiai dar kažkur aukščiau būtent? Taip, visų pirma, pats darbas, sritis. Tai šiaip statybos inžinierija, kai baigė, tu gali labai nueiti daug skirtingų sričių. Ir aš patekau į tokią, į fasadus, aliuminio stiklo konstrukcijos. Tokia sritis labai nišinė ir ganėtinai įdomi, unikali ir kompleksiška, sakykime. Tai kas laiko, tai, čia realiai pas mane viskas etapais vyko darbe, tai pati pradžia buvo tiesiog, aš atrodo, noriu sužinoti daug dalykų. Tai ten ir darbai buvo tikrai, pradiniai visokie, nuo ten paprastų brėžinių ruošimo, kur net, atrodo, dar net ir blogai suvartai, ten pjūvis kažkokius ir panašiai, ten popieriai išsilankstai, kad tik geras brėžinys gautasi. Tai tikrai žinau tą dalyką. Ja. Ir po truputį, kai dirbi, pradeda ateiti rezultatai. Tai tas labai laiko ilgai, tai galutinis rezultatas, ką mūsų įmonė, kur dabar dirbu, kokį jį išgauna. Tai iš esmės, kadangi dirbam su pastatais, kurie yra, sakykime, nepaprasti daugiabučiai ar ten maži ofisiukai, o ganėtinai, tarkim, jeigu Vilnių paėmus, ten pagrindiniai visi aukščiausi Vilniaus pastatai, plus Skandinavija, ten Danija, UK, ten bokštai, sakykime, įvairiai dangoraižius eina, ne? Tai tu matai rezultatą, tą fasadą suprojektuotą ir pagamintą pas mus, tai tas labai įdomu. O iš kitos pusės per tą visą beveik 10 metų karjerą, tai buvau ir inžinierius, konstruktorius, ganėtinai greitai gavau projektą kaip team leadu būt, lydint, tada team leadu N metų buvau ir nemažai projektų vykdėm su komanda. Tada design manageris, po team leader taip sutapo, kad nuo 23 metų jau esu viso skyriaus vadovas. Tai ta karjera tokia nebuvo labai monotoniška, buvo ganėtinai dinamiška. Tas turbūt vis veda į priekį ir dabar dar irgi žiūri, nes savęs ir klausia, atrodo, kur esu dabar, ko aš noriu, tai tu matai, kad dar labai daug yra ką padaryti, būtent šitoj, tarkim, kėdėj, kur aš dabar esu, tai būtent dėl skyriaus, dėl žmonių, dėl apskritai pokyčių rinkose ir panašiai, tai, matai daug dalykų. Tai tas turbūt ir veda. Ir tos rutinos gal net ir tiek ir nėra daug. Gal taip pasakysiu.
Nepamiršti išvyko kažkokį renginį mane. Nu, jo, dar komandiruotės išvarai pamatai, sakau, ten Danijai, kada čia buvom su inžinierių komanda. Tai dar tokį maršrutą padariau per visus projektus, kuriuos mes darėm, ten tuo metu jau buvo ten 10 projektų įgyvendintų. Tai, nu, ten iki dabar dar visi atsimena kaip vieną geriausių išvykų, nes, nu, sako, tiek aplankėm, pamatėm ir, nu, sakau, Kopenhagoje vaikštai ir čia prie šito prisidėjau, toks geras jausmas. Glosto širdelę. Ja. Tai galbūt tas, kaip ir atsakėjai, būtent kas veža darbė, ne? Tai, o kas už darbo ribų? Nu, pavyzdžiui, 5 valandas, kada baigia? Pusė 5. Įvairiai. Nu, mums darbas iki 4 oficialiai, bet grįžti įvairiai. 5, 6, 7. Na, aš panašiai. Po darbo. O tai toks atsipalaidavimai, tai kas krepšinis jau minėjau, tai šiaip dabar ir su darbu jau pradėsim rytoj kaip tik, nes kiekvienais metais irgi žaidžiam, turim komandą savo. Krepšinis, tenisas, padelį pradėjau dabar žaisti. O šiaip aš toks ūkio žmogus, tai man reikia tiesiog kažkokios veiklos. Žinau, būna čia ir Panevėžį dažnai visą vasarą grįžinėjau pas tėvus į sodą, padėti dirbti namie, terasai kažką krapštaisim, toks, nu, reikia tokios veiklos. Grybauti mėgstu, važinėjau, dabar irgi nieko neradau, tai toks gamtos ūkio žmogus, manau, aš, kur man, nu, leidžia šiek tiek mintis nuvyta, neatsipalaiduoti ir panašiai. Nu jo, nes po to, žinai, kai būna viskas tas pats, žmogus labai greit perdega. Taip. Tai va, tie visi tavo pomėgiai visai smagiai skamba. Nu. Laurinai. Pirmą greitą klausimą. Tokį blitz klausimų turim. Okay. Tai jei tavo darbas būtų gyvūnas, kas jis būtų? Klausyk, dabar dar klausyk. Biuro bebras, planų pingvinas ar deadline'ų geopardas? Iš paskutinių 2 reiktų rinktis turbūt. Tai gal per viduriuką, nes planų pingvinas turbūt labai būtų aktualu, nes darbas dabar labai daug su planavimu pas mane susijęs, organizavimu, sakiau. O deadline'ų geopardas irgi, nes inžinieriai, kaip visada, deadline'ai ant nosies, tai tikrai kiek metų dirbė visą laiką, galėjo būti vakar. Toks pusė per pusę. Gerai, o ką tu rinktumės? Mėnesį be kavos ar savaitę be citralazė? Mėnesį be kavos. Be kavos negeri dabar. Gerai, tada be, nežinau, ką geri. Vandenį. Na gerai, vandens neatimsim, jau ką padarysi. Gerai, jei tavo darbo kompiuteris galėtų atkeršyti, kaip jis tai padarytų? Nes manau tikrai jis norėtų tavo atkeršyti kurio nors momentu. Tai būna ir keršyje kartais. Tai dažniausiai ir keršyje, kai skubi kažkokį susitikimą, kur turi kažką, tarkim, rodyti, prezentuoti. Ir N savaičių kompiuteris veikia, o būtent tada įsijungi ir užstringa kažkas. O va tau tai, aš noriu polisą. Jo, tai yra buvę ne kartą taip, tai toks nervina biškį. Bet turbūt tas arba kad Excelį nebesijungtų planą. Ir taip dingsta visi projektai. Gerai, o jeigu tavo darbas būtų garso takelis, kaip maždaug jisai skambėtų? Tikrai ne simfonija turbūt, o rokas, roko muzika. Titaniko kokią muzikėlę. Priklauso turbūt nuo dienų, nuo situacijų, bet turbūt rokas toks, nes dinamiškas darbas toks, daug situacijų per dieną įvyksta, tai būna įvairių sprendimų, kurios turi priimti greitai. Tai tikrai nesakykim, kad rami muzika, ne. Kažko su trenksmu. Gal visai ir smagiai skamba. Bet va būtent tai, ar nepagalvoji laiku einant, kad kažką kito išbandyt? Ar jau viskas, inžinerija, fasadai, davai visi varom į inžineriją? Tikrai inžinerija. Ir
kitur net ir nenoriu ir nematau. Bet kaip ir minėjau, aš manau, va, tas kelias, kur dabar esu, kuris dar veda, nu, tu save motyvuoji tam tikrais tikslais išsikeltais ir tu, kai matai, kad tu gali kažką padaryti, pasiekti, pakeisti, nu, tas ir veda. Tai, sakau, šiandien dar tokių tikrai tikslų turiu, tai net ir nėra noro darytis kažko. O galbūt kažkokios kitokios pakraipos inžinierija, nes vis dėlto jos yra pakankamai plati savoka ir tiesiog, kad save išbandyti, savo iššūkį duoti. Tikrai nesu taip, nu, svarstęs labai galvojęs. Aišku, dabar jau, kai patirtis pati jau sukaupta gamyboj, nu, jau gamybinė įmonė yra, tai turbūt gamyba, ne? Nes tikrai iš procesų pusės jau nemažai žinai valdymo visos gamybos virtuvės ir panašiai, tai čia turbūt stipresnė ta sritis. Aišku, jau inžinerija iš kitos pusės, iš, nežinau, tarkim, skaičiavimų pačių, čia aš gal kažkiek jau ir silpnesnis būčiau, tai ten gal ir nebūtų noro. Tai toks, nu, žiūri pagal įgūdžius ir kur jautiesi. Nes ir pačioje įmonėje vis dėlto yra, kaip sakant, plačiai, kur tu gali dirbti ir ką tu gali daryti. Ir tiesiog va, tos skirtingos patirtis ir kelia tų pakankamai didelį iššūkį, nu, kaip man, pavyzdžiui, dabar, kai yra tai pakankamai geras iššūkis, nes vis dėlto atėjau iš siauresnės darbinės patirties, dabar jau viskas plačiau. Tai, aš atsiprašau, kad pertrauksiu, bet inžinerija apskritai ir pats projektavimas, tai aš manau, ir kad taip ir yra, kad, čia yra kalvė į NN sričių nueit. Tai pati pradžia būna tikrai nelengva niekam, nes darbas reikalauja, iššūkių, yra iššūkių. Ir tikrai skirtingi žmonės skirtingai ir pasiema. Ir skirtingai būna ir pasiekia ir nueina dar į tam tikras sritis. Tai, toj pačioj mūsų įmonėje yra tikrai N žmonių, kurie pradėjo augti būtent projektavime inžinerijoje šitoj. O užaugo ir į valdymą, projektų valdymą ir panašiai, toj pačioj mūsų įmonėje, kitose įmonėse. Tai tikrai sritis, kur galimybės yra labai didelės, tiesiog reikia norėti ir būti smalsiam. Tikrai taip. Labai gražiai pasakyta, bet baigiant mūsų visą pokalbį, ar verta tapti inžinierium? Mes turim Panevėžio kolegijoje inžinierių studento ir būtent ką jiems galėtum nuo savęs taip atvirai. Keli dalykai yra. Jeigu taip žiūrint bukai iš rinkų perspektyvų, tai vienareikšmiškai verta, tik pliusai, nes rinka aktyvi, specialistų trūksta, plus darbuotojai kiekvieni metai vis mažiau paruošia inžinierių. Ir šiaip nemažai bendraujam su universitetais, kolegijom, ir Vilniuje, ir Kaune, ir Panevėžy. Tai kai seniau būdavo jau įmonių pačių darbas, ne su universitetais, kolegijom, tai jau šiuo metu jau to nebeužtenka, jau netgi turi eiti į mokyklas, pradėti tą sėklą pasėtą ne apie inžineriją, apie tiksliuosius mokslus, kas apskritai tiksliai mokslai labai daug tau pamatą gyvenimui suteikia iš to loginio mąstymo, šiaip išgyvenimo dalykų. Ir iš tos pusės vienareikšmiškai tikrai inžinierių trūksta ir čia yra sritis, kur rinkoje stiprus specialistai yra graibstomi ir dėl jų kovojama. Iš kitos pusės, jeigu žmogus orientuotas būtent į tiksliuosius mokslus, matematika, fizika, tai tikrai irgi taip inžinerija labai gera sfera tau atsiskleisti, nes irgi kalbėjau, mane yra daug sričių. Ta inžinerija yra labai platu, aišku, daugiausiai aš galiu papasakoti apie statybos inžineriją, bet yra ir kitų, ir pramonės gamybos, elektra, transportas, tiltai, begalė, ne. Tai tu vis tiek jauti, kas tau patinka, kas tave veža, kur tau įdomu, nes specialybė rinktis irgi tik iš tos pusės, kad dabar čia tas ant bangos, hypas sukilęs, čia visi taip einam, tai nėra tikslo, nes tau gali tas tiesiog nepatikt.
Ir tu nebūsi imlus tam pačiam mokslui, nebūsi smalsus, nesidomėsi, iš ko tave, tu kaip specialistas auksi. Tai aš sakau, reikia jausti, kur tu linksti, nes tikrai reikia apskritai daug specialybių reikia, ne, bet turbūt kalbam apie tiksliukus. Tai tikrai patariu rinktis tas inžinerinės sritis. Tai jeigu draugas stoja į inžineriją, tai jeigu tu nesi apsisprendęs, geriau nesto kartu su draugu. Kaip sakau, reikia neklausyti, ką draugai sako ir kur stoja, nes tikrai esu matęs ir tokių dar iš mokyklos laikų, tai čia šitas stoja ten, tai aš irgi ten noriu, o po to apsiverčia gyvenimas aukštyn kojom, kitaip visai pasisuka. Tai reikia pradėti sprendimus daryti pačiam jau ir matyti, kur tau patinka ir kur tu būsi, susidomėjęs visada. Ir dar toks klausimas vienas, aišku, galbūt labiau asmeninis, bet vis dėlto teka su kai kuriais ir bendrauti. Vis dėlto mano pirma specialybė vadybininkas ir toks persikvalifikavimas į inžineriją, nors pas mane gan techninis mąstymas, tai man buvo galbūt šiek tiek lengviau, bet vis tiek yra sudėtinga ir kaip tu manai, ar įmanoma, pavyzdžiui, persikvalifikuoti ir tapti tuo geru inžinieriu? Kažkokios specialybės, kažkokios srities, kur tu sieki? Manau, įmanoma, bet vėlgi, faktas, kai tu renkiesi sritį, kur tu mokysiesi, tai tu būni dar ganėtinai jaunas ir tu gali tikrai dar būti neapsisprendęs ir panašiai. Bet, ką ir minėjau, jeigu esi iš tos labiau tiksliosios pusės, tiksliukas, tai tu tikrai gali lengvai, manau. Jeigu yra žmogus, galbūt, nežinau, daugiau linkęs į humanitarinius mokslus, ten kūrybą, meną, iš kitos pusės jam gal ir gali būti sunkiau, nes jam gal prašiau sekasi, ten loginiai uždaviniai galvosūkiai, fizikos, matematikos, chemijos ir panašiai. Bet tikrai yra atvejų, tikrai net mes ir esam įmoniai turėję inžinierių, kurie ten 10 metų dirba irgi vadybinį darbą ir baigė mokslus, nori būti inžinieriais ir jau kai tu net CV jau turi savo, ne, kad čia aš vadybininkas, tau dar būna net ir sunku darbą susirasti, tai atsimenu, kai dar kalbėjom, sako, labai daug buvo atmetimų, iš įmonė, nes atrodo, jau ir metų daugiau, ne, o patirtis visai kita ir niekas nesuteikia tos galimybės, tai noras tikrai tos galimybės suteikti, man aš kaip sakau, svarbu, kad par žmogus būtų imlus ir norėtų ir pasimtų tai, ką duodam. Nes tą patirtį mes, stengiamės perduoti visiems. Nes viena iš tų tokių, galbūt ir tas pats verslas, kaip kalba, kiek klausinėjau, tai galbūt viena iš išeičių perkvalifikuoti jau esamus specialistus, nes nebėra to jaunimo, kuris eina, tarkim, inžineriją, eina į tas mokslus ir tiesiog galėtų tai būti kažkokia dalinė išeitis problemai spręsti. Išeitis galima, bet aš manau, didžiausia problema yra, kaip sudominti tą jaunimą, kaip juos sudominti rinktis inžinerinius mokslus, nes dabar, tai jau ir per tos 10 metų, tai jau matai pokytį apskritai, kaip viskas vyksta, kaip tu turi užduotis pateikti, nes, tarkim, prieš 10 metų gal žmonės daugiau norėjo būti savo srities specialistais, ne, dabar jaunimas daugiau nori gal daugiau visko išbandyti, bet aišku, viskam reikia laiko, tai tu turi prisitaikyti, tai tu realiai turi suteikti sąlygas, tu turi suteikti įrankį, kad jis galėtų, tai tu turi, sakau, galbūt kažkaip jam suteikti tokią sąlygą, kad jis galėtų pas tave dirbti, įrankį, kaip jam kažką padaryti greičiau, patogiau. Ir tada jau atsisijoja tie žmonės, kurie tikrai eina to keliu, jam pradeda patikti, sektis ir labai staigiai jie gali šauti viršų. O kaip, pavyzdžiui, tada atsirenki tos žmonės, nes vis tiek studentai galbūt baigia, vis tiek darbų reikia, tai eina į tos darbo pokalbis ir galbūt
kokius įgūdžius ar pagal asmenybę vertinti, tarkim? Tai šiaip per tos kelis metus, nežinau, kelius šimtus pokalbių turbūt jau esu turėjęs. Tai pati įmonė mūsų, kai augo, mes labai pats skyrius užaugo daugiau nei 2x. Tai faktas, kad tu priėmėjai daug žmonių be patirties apskritai. Kaip tu atsirenki tokius žmonės, tai būtent per tą pokalbį ir jo požiūrį į pačią inžineriją, į patį darbą ir kaip jis mato tą, gal kažkiek dar ir ateitį, nors jis turi jau iš anksto tikslų užsibrėžęs ir panašiai, nes, sakau, pagrindas yra, kad tu matai, kaip žmogus ateina pas tave, su kokiais klausimais, kaip jis klausimam būna pasiruošęs. Ar jis tiesiog ateina, problema, klausimas, duok atsakymą, ne, ir išeinu pamirštu. Tai tu tokius atsirenki, kurie galvoja, ne, kas yra apskritai inžinerija, tai kas čia yra, apskritai man problemų sprendimas, ne, galvosūkių sprendimas, ta pati kūryba. Tu gyveni pastoviai kažkokiai problemai, kurią tu turi išspręsti. Tai va čia daug ir duoda, kaip to žmogus žiūri tą problemų sprendimą. Ar aš čia tiesiog ateisiu, gausiu atsakymą ir problema šiai dienai išspręsta, bet taip jis neužaugs. Tai labai pasimato tada žmonės, ne, kurie turi problemą, sprendžia patys, gaunasi, nesigauna, pasimoko iš klaidų, tu jas nukreipi kažkokiu keliu, jie tą pasiema ir tada tikrai tu matai, kad su teisinga komanda eini tada. Tikrai taip. Tai va, ačiū labai iš mano pusės. Taip, Aidai, tikrai dėkojam tau, kad atvykai tokį kelią, kad su mumis pasikalbėjai, susitikai. Ačiū. Ir žinoma, nepaleisim be dovanėlių, kad atsimintum Panevėžio kolegiją. Ačiū labai, buvo malonu. Labai greitai praėjo laikas. Taip, ačiū. Dėkojam Aidai dar kartą už pokalbį, o su jumis susitiksim visai netrukus.